Labas rytas, susitinkame mašinai, išvežiau vaikus, važiavau vandens aerobiką ir dabar važiuoju nusipirkti komposto dėžės. Tai yra 11 be pusryčių po baseino ir šiek tiek sukasi galva, tai reikia būtinai kažką suvalgyti. Vienas kainuoja 3 eurai, o 2 dabar buvo už 4,5 eurą degaliniai. Žiūrėsiu, vienas gimtadienio tortas, dažniausiai mano pats mėgstamiausias, o kitas Oreo. Tai kurį nors važiuodama suvalgysiu. Bet dažniausiai valgau pusryčius, kai pasiimu magniuką iš darželio, bet šiandieną irgi nesigaus, nes turiu važiuoti į kitą vietą po to, tai man reikia kažką užkasti, nes be 1 valandos šiandieną negrįšiu namo. Labas, noriu pasidalinti nuostabių receptų, kurį kažkada išbandėme vienoje kavinėje ir po to aš jį atkūriau, nežinau, milijoną kartų. Nuvažiavau į Lidl, susipirkau viską, turiu bagels tokių vat su aguonom, bet ir bagečiai, ir ciabatta tinka, na, duona priklauso nuo jūsų skonio, aš kartais ant sourdough tiesiog darau, bet šį kartą turiu bagels. Mano mėgstamiausias yra ožkos sūris, būtent šitas, be jokių priedų, be nieko. Tai visą laiką perku šią rūšį, yra labai panašus, kartais ne tą nusiperku, bet reikia pirkti šitą. Rukolos salotų, aš šiaip labai jų nemėgstu, bet šiame recepte jos labai tinka. Tada pasiėmiau bistro salotų, nes aš noriu va tų burokėlių, kur apačioje yra, šiaip jų gali nedėti, bet man jie labai patinka. Tada medus ir štai tokie vat riešutukai. Šiaip dar dedasi balzamik actas, bet aš jo nemėgstu ir jis man nepatinka, tai aš jo nededu, bet galite pabandyti ir taip. Ir gaunasi tobulas sumuštinis. Tobulas. Sit on the rug. Apsirengiau taip vasariškai, nes galvojau, galbūt bus graži diena, bet ne, labai niūru, tamsu. Tai ką tik išvažiavo meistras, sutvarkė mūsų lubas. Tai buvo prapjautos lubos, mes turėjome šiokį tokį incidentą praeitą savaitę, kai iš lubų pradėjo bėgti vanduo, bet viskas sutvarkyta, dabar reikės dar kartą išpakliuoti ir tada nudažyti kitą. Su vaikais važiuosime į Lego klubą, praleisime gerą valandą, nusipirksime kelis dalykėlius parduotuviai ir kai grįšime atvažiuos pas mus svečių. Tai iš bibliotekas buvom pasiėmę knygų ir greitai parodysiu, kas patiko, kas nepatiko. Ir šį mėnesį perklausiu dar 2 audio knygas. Visą laiką aš klausausi knygų, bet šiuo metu kažkaip norisi muzikos ar kažko. Viena iš jų yra Peaky Blinders, kas žino tą serialą. Serialas kosminis, kaip man patiko. Bet perskaičiusi Peaky Blinders The Real Story, tai labai sugadino visą tą dalyką, kaip įsivaizdavau, kaip ten buvo. Žiūrėjote serialą, šiek tiek sugadint serialo prisiminimus. O jeigu nematėte to serialo Peaky Blinders, tai labai rekomenduoju. Vaidina Cillian Murphy, vienas gražiausių vyrų pasaulyje. Tai einu greitai parodysiu, kokias knygas grąžinam ir kai grįžime, galbūt pasidalinsiu, ką pasiėmėm. Buvo Čerliuko knygos. Mes išbandėme vieną iš receptų. Mes išbandėme šį receptą, tai yra tokios vat kepurėlės kaip sausage rollai. Čerliui labai patiko. Pažiūrėkite, koks grožis. Jeigu yra gimtadienio tema ar kažkas, nu, labai gražiai gali va čia pasikrauti idėjų. Tai va ši knyga labai patiko. Bet, pradėsiu nuo šitą. Labai gražios iliustracijos, labai daug faktų. Viskas lengvai parašyta, nu, suprantama kalba. Daug visokių įdomių dalykėlių, bet labai patiko gražios iliustracijos. Ši knyga, kaip supratau, ji yra laidų vedėja. Aš iš tikrųjų jos nežinau. Yra žymi socialiniuose tinkluose, vedėja televizijos laidų, dar kažko, bet aš jos nežinojau iki šios knygos. Ši knyga nepatiko. Patiko, nes tokie elementarūs visiems žinomi dalykai. Tai vienas iš tokių pavyzdžių, kodėl man nepatiko ši knyga. Čia visas yra keli puslapiai, kaip atsiprašyti, pavyzdžiui. Ir kada yra gerai atsiprašyti. Jeigu suvalgiai kažkieno sausainį, nu tu blemba, atrodo, jeigu pamiršai kažką, jeigu kažką sulaužiai, neturėjo ką sudėti į knygą ir sudėjo tokius tipsus, nu, tokie common
sense dalykai, 365 patarimai, kaip išgelbėti mūsų planetą. Ši knyga antrą kartą turbūt irgi neskaityčiau, bet radau kelis dalykėlius, kurie buvo visai įdomus. Šią skaičiu paskutinę, tai norėsi man iliustracijų ir tokio švelnesnio popieriaus, nežinau. Anos dvi turi labai gražius puslapius ir kokybišką popierių ir iliustracijas, tai va po jų va šit kažkaip netaip smagiai skaitėsi. Jo, bet buvo visai įdomių tipsų. Dvi mano mėgstamiausias knygos tai yra Nancy Birdwhistell knygos. Ši labai faina, nes kalba apie sodininkystę visus metus, kas kada auga, ką reikia daryti su savo daržu, su sodu, ką ten turi, visokie patarimai. O ši yra jau tokia bendra apie viską, daug receptų, visokių rankdarbių. Dar turi knygą, kurią turiu PDF formatu, tai yra vien namų valikliai natūralūs, tai ta turbūt mano mėgstamiausia. Tada knygos, tai štai tokie, Čarlio štai tokie, labai fainai, žiūrėkite, žėri. Tada mums bus labai fainas užsiėmimas, tai dinozaurų knyga, bet su instrukcijom kaip piešti dinozaurus. Tai va čia visokie dinozaurų darbeliai, tai va galėsime išbandyti. Kaip va instrukcijos kaip piešti, čia vaikai jau priklijavę lipdukų visur, bet jo. Tada pasiėmiau tokį įdomią abstraktų technikų knygą, labai įdomiai pasirodė. Čia paveikslam piešti, tai galvoju patiks man. Tada ir kiemus. Labai aktualu, nes vat yra kaip susiprojektuoti, ko reikia. Tai vat po truputį bandome išsiaiškinti, ko mes norime iš to kiemo. Tai galbūt man šis dalykas paaiškins, kaip viską reikia padaryti, nes vat labai atrodo viskas paprasta. Tai štai taip atrodo. Ir paskutinė knyga, tai nežinau, čia man ar vaikams, bet negalėjau nepasimti, nes ji pasirodė nuostabi. Ir manau, tai būtų nereali dovana kažkam. Bet pažiūrėkite, kaip gražiai. Čia viskas iškarpyta. Kosmosas, ne? Vau. Nes, ėmiau dėl iliustracijų, nes, kažkas nuostabaus. Tai vat. Manau, žmogui, kuris mėgsta meną, būtų nuostabi dovana ir viršelis toksai kaip medžiaginis. Na, fantastiška būtų kažkam dovana, bet pasidžiaugsiu porą savaičių aš ją. Lenkų parduotuvėje nupirkau po jogurtą, tai vat, sėdi draugeliai ir abudu valgo. Kava ir mano varškės sūrelis. Su šepetėliu truputėlį per plonai išsitepė šokoladas, tai va šiek tiek lūžta. Labas rytas, susitinkame trečiadienį ryte. Noriu šiek tiek pasidažyti, tai parodysiu savo mėgstamiausius produktus. Pasidalinsiu su jumis savo kasdieniniu makiažu, kuris užtrunka 3 minutės, kartais 5, jeigu pradedu daugiau kažką daryti. Naują atradimą, apie kurį noriu pakalbėti, tai yra veido kremas. Vienas iš tokių kasdieninių mėgstamiausių kremų yra CeraVe, bet jis ne visą laiką man tinka. Jeigu mano oda šiek tiek sudirgus, jis man dega ant veido. Noriu kremo, kad tiktų, kad ir mano oda yra labai nepatenkinta gyvenimo, nes ieškau kremo, kuris tiktų tokiam atvejam ir atradau šį stebuklą. Tai žinokite, aš dar turiu 1, 2, 3, 4 buteliukus parsisinčiau iš Amazoną, nes buvo gera kaina, vaistinėje kainavo 2 daugiau, Amazon užmačiau nuolaidą, tai nusipirkau dar 4. Vakar vakare užsitepiau ir mano oda tokia gerai pamaitinta ir kaina nedidelė ir visiškai nedirgina mano odos, kad labai patinka. Tai kadangi šis buteliukas yra daug patogesnis, aš visą tą tubelę supyliau į šį buteliuką ir dabar naudoju taip, nes su dozatorium daug patogiau negaujame prie produkto, kuris atėjo prieš porą savaičių ir negaliu jo padėti ir palikti ramybei. Tai yra Maybelline Urban Dream Cover, toksai vat
tokia pudra. Ji yra pilna maskavimo, SPF 50, bet yra labai lengva. Tai susimoviau kaip pirkau spalvą, gerai, kad esu įdegusi, bet šiaip reikia man spalvos 103, buvo ideali spalva. Ši yra truputėlį per tamsi, kadangi šiuo metu sustrasdanuot ir šiek tiek įdegusi, tai ši spalva tinka ir patinka ši pudra, nes tu gali ją sluoksniuoti. Pavyzdžiui, kur man reikia daugiau, šios dedu daugiau, kur nereikia, nededu ir labai gražiai pasiskirsta, matos ir strazdanas ir viskas, bet paslėpia, ką tu nori, kad paslėptum. Tada įėmu savo naują mėgstamiausią šepetuką, tai pirkau Temu. Čia yra Physician Formulas Butter Bronzeris. NYXo antakių pieštukas, dar labai patinka iš Revolution, štai toksai antakių flomasteris labai fainiai veikia ir aš šį kartus vietoj eyelinerį naudoju, nes jis toksai rudos spalvos. Ir Max Factorius rudos spalvos 003 pieštukas. Su juo pasiaiškino akies voką ir tada šepetėliu šiek tiek išsklaidau, kad nebūtų tokia linija, o būtų toksai kaip išsklaidytas šešėlis. Ir šis pieštukas jisai labai gerai sklaidosi, tad būtent tam jį naudoju. Tada turiu stebuklingą produktą, jeigu atrodo pavargusi, pasiryškinu akies kampučius ir įdedu jį į vandens liniją. Tai padarius mano akis iš karto atsiveria, tai čia yra Benefito tukas būtent šiam reikalui skirtas, labai padidina akis, atveria jas, ypač jeigu atrodo pavargusi, pažadina šiek tiek, tai vat labai myliu šį pieštuką. Tada įimu savo tušą, čia yra Maybelline Sensation, turiu iš Primarko Wonderlash tušą, irgi labai patinka, tai kuris po ranka būna tą ir įimu. Ir paskutinis dalykas yra iš Tarte kosmetikos, turiu labai fainą tokį vat skaistalų rinkinuką ir visi, kaip matote, mylimi ir naudojami visos spalvos. Seniau niekada nesidėdavau skaistalų, nes aš stengdavus paslėpti tą raudonį. Gyvumo, natūralumo, nežinau, patinka man skaistalai. Tai kitas produktas, dėžutė vos gyvai jau baigia suplyšti, tai yra iš Lakuros, tai čia Aldi highlighteris ir jis yra kosminis. Ir jeigu nepatingi, dar įsidedu highlighterį mano veidą švyti. Tai va, toks mano kasdieninis makiažas. Turiu daug lūpdažių, tai priklauso nuo nuotikos, ką rengsiuos, taip toliau. Aš naudoju La Roche Posay šitokį lūpų balzamą. Jis yra kosminis. Turiu juos visose kišenėse, visose kampuose. Ir kažkada surinkau visus ir aš jų turiu 6 namuose. Tai va, tai yra pats geriausias lūpų balzamas mano atrastas. Dar vienas mano visiškas atradimas yra NYX firmos sausas aliejus. Ir jis yra toksai va purškaliukas. Turi įdomų tokį kvapą. Šiaip man tokie kvapai nepatinka, bet šis neerzina ir yra gan švelnus. Ir tai yra aliejus, kurį gali naudoti plaukuose, gali naudoti ant kūno. Tai aš visą laiką tepuosi dekoltę su juo. Kadangi auginuosi plaukus, stengiuosi juos tepti kiekvieną dieną su kažkuo. Ir kadangi rišios plaukus, tai dedu šiek tiek daugiau. Šiuo metu tokias mano mėgstamiausias priemonės ir NYXo pieštukai. Esu pakvaišusi dėl NYXo lūpų pieštukų. Tai jeigu dažausi lūpas, 90%, kad tai yra iš NYXo. Einu greitai sušukuoti, apsirengti ir man reikia važiuoti. Šiandien tik Max parduotuvėje užmačiau figos štai tokį vat indelį. Tai kainavo 11 eurų. Ir čia turbūt aš gavau salotinį, nes, na, idealaus dydžio salotams, tai būtent tam aš ją ir naudosiu, bet tada labai geros kainos buvo Konija kempinėlės, tai man jos patinka, tai va, 1,70 € iš Body Shop'o už 3. Tai galvoju, nereali kaina ir tikrai sunaudosim, nes man ir vaikam patinka jos. Ryte įėjau, tai grįžau iš baseino, tai vakar ploviausi galvą ir šiandien esu šlapau, bet taip tingėjau plautis galvą dar kartą. Praeitą savaitę turėjome kieme labai fainą projektą. Bet jeigu paklaustumėte mano vyrui, jisai nesakytų, kad tai buvo fainas projektas, nes jam visai nepatiko, burbėjo visą laiką, nenori. Mes prieš gal kelias savaitės išsivalėme namelį. Per remontus mes viską grūdome tenais, dabar viską ištraukėme ir pusę išmetėm lauką. Buvo ir su grindim šiek tiek problemom, tai uždėjome naujas lentas, patvarkėme senelę vieną, kur buvo tenais senos lentos, pakeitėm. Ir šiaip jį iš naujo sugrėžėm, sukabinom, sustiprinom. Ir aš nupirkau tokią specialią medžiagą uždengti stogui, nes pradėjo bėgti stogas ir per vieną vėtrą nupūtė dalį stogom. Tai mūsų kaimynai irgi liko be stogą. Vien pakeitus stogais labai gerai atsinaujino. Rudenį pagavau akciją lauko dažams ir nupirkau nameliui.
Norėčiau šiek tiek dar įrėminti langą, tai žiūrėsime ar man gausis, bet reikia dar nudažyti vieną dalį ir pakabinti užrakinimą. Tai nupirkau kokį fainą, pažiūrėkite, kaip gėlytė atrodo. Ir tada ši vieta, kur pagauna ir dar ką tik nukrito tokia maža dalis, kur prilaiko. Bet jo, tai toksai vat užraktas ir tas namelis nudažius, pakeitus stogą atrodo kaip naujas. Aš negaliu patikėti, kad taip jis gerai atsinaujino. Nemeluosiu, buvo labai daug darbo, bet rezultatas, diena ir naktis kas buvo, tai labai džiaugiuosi. Tai va, žiūrėkite, ką parsivežiu iš mamos pirmadienį. Pažiūrėkite į šį nuostabų grožį, aš negaliu. Tai čia yra toksai vintažinis ir va, Maximus krepšiukė sėdi ir vadinasi vyšnių namelis. Tai va, vyšnių namelis, turi va saulę, turi va drugelį, keramikinis. Ir jo, kiekviena pusė yra nuostabi, štai menininko vardas, bet kaip gražiai viskas nudažyta, kaip gražiai viskas padaryta, meno kūrinys visiškai. Tai turiu jam idealią vietą, dabar stovis pas mane ant stalo, nes šiaip žadėjau žvakę įdėti į vidų ir džiaugtis. Visai jis man patinka mano virtuvinio stalo, bet šiaip aš jam turiu labai fainą vietą. Tai vat. Noriu tik pasidalinti šiuo nuostabiu dalyku. Mama nusipirko, bet nelabai turi kur padėti, kad matytųsi šis grožis. Manau, kad aš būtent turiu jam labai gerą vietą, reikia pabandyti. Tai... Kur važiuoji? Štai taip atrodo mano komposto dėžė. Facebook markete 10 eurų, o aš esu savo dažymo marškiniais, nes turiu dabar darbų. Štai taip atrodo mūsų namelis. Vakar sukaliau lango rėmą ir pakabinau rankeną. Štai kaip fainiai. Tai va dabar eisiu nudažysiu šią dalį, tikiuosi pasieksiu. Magnus miega, Čarlis žaidžia futbolą. Aš eisiu pabaigti dažyti ir dar reikia pabaigti dažyti dalį tvoros. Bet pirminį jau kelintą dieną džiauna skalbinius būtent toje vietoje, kur mūsų ta tvora, kurią reikia pabaigti dažyti. Ir niekaip negaliu pabaigti. Ir nenoriu nudažyti jos skalbinių su šautuvu, tai tiesiog pasimsiu kibiriuką, šepetuką ir kadangi nedaug liko pabaigsiu su šepetuku. Pabaigsiu namelį, pabaigsiu tvorą ir iš tikrųjų išėjau lauk ir labai šilta. Rytas toks niurus, apsiniaukęs niurus rytas, o va popietė tai nuostabi. Taip, tai va tokie mano reikaliukai ir susitiksime mes greitai. Tai vat baigiau dažyti šiandien ir žiūrėkite su Magnus, kokią mes platformą sukūrėme iš tvoros likučių.